Kūčių naktis stebuklų naktis, taip sako etnologai ir ragina išbandyti ne vieną kūčių burtą. Šios nakties pranašystės tikima būtinai išsipildys. Per kūčias ne tik buriama, išliko paprotys ant stalo padėti lėkštę ir palikti maisto sugrįžtančioms artimųjų vėlėms. Bene žinomiausias kūčių burtas – lieti vašką į vandenį. Ištirpinus šaukštą gabalėlį vaško, reikia jį leisti į dubenį vandens. Susidariusi figūra pasufleruos, kas laukia ateinančiais metais. Žirgas pats arklys yra didžiulė jėga ir pergalė. Ant manęs. Žirgas yra labai gerai. Kitam būrimui reikalinga ugnis, popierius ir karščiui atsparus indas. Popierių reikia uždegti ir stebėti, kaip keičiasi jo forma. Šitą kelionę, M raidė ir liktai namas, liktai kažkas tokio yra. Nu ir vėl žirgo galva. Va. Profilis, va. Karčiai net kaip gražiai matosi. Matot? Matau. Jisai dabar taip liktai atsigulęs būtų susirietęs, taip? Aiškiai, net akis dabar išiškėja. Tai, čia gerai. Nuo seno tikima, kad kūčių naktį dedasi neįtikėčiausi stebuklai. Kadangi ši naktis stebuklinga, galima tikėtis, kad ir išpranašauti dalykai kitais metais išsipildys. Mes žinome, kad kūčių naktis yra, kuo stebuklinga jinai yra. Tai nebereikalo yra vienai sekundžiai virsta šulinį vynų vanduo. Aiškiai, iš tikrųjų yra stebuklas. Nebereikalo gyvuliai kalba. Tai reikia tik tai mokėti, suprasti, pajausti ir sužinoti. O kodėl, tai mes žinome, kuo jinai šita naktis yra ypatinga, kad tai yra vienintelė tokia metas. Ir kad mes ruošiamės labai dvasiškai ir fiziškai ir dvasiškai. Senovėje dažniausiai burdavosi jaunimas, ypač netekėjusios merginos. Kūčių vakarą mergina eidavo išsipinus plaukus miegoti ir kas sapne supins plaukus, tas ir bus jaunikis. Po to išbėgdavo dar į lauką ir klausydavo, iš kurios pusės šunis loja. Tai iš ten atvyks jaunikis. Daug burtų ir prietarų susiję su kūčių stalu. Sakoma, kad ilgiausiai valgęs kūčias ilgiausiai gyvens. Ruošiant kūčių stalą po staltiesę reikia padėti šiaudų, o pavalgius traukti po vieną iš po staltiesės. Kuo ilgesnį šiaudą ištrauksi, tuo ilgesnis bus gyvenimas. Itin gajus paprotys kūčių naktį palikti dvasioms vaišių. Tikėta, kad taip jos bus mielesnės ir globos gyvuosius.